Prašau, mes čia zuikių ieškom. Gali truputį pasislinkti? Nėra čia tokių mažiučių zuikučių. Ne, nematėt. Pane, palaukit, iškai pabūkit ore. Ne, nu žinokit, nėra. Netyčia kažkaip tai glestelna. Pamačiau, kad kažkokie gyvūnėliai. Iš pradžių pagalvojau, kad paukščiukai. Čia triušiai ir zuikiai? Zuikiai. Va, ir jos rado viena moteris pliaže su vaikučiais ir būtent atsikvietė, kad mus pakvietė, kad mes juos atvežtumėm gyvūnus. Ar jie išgyvens? Jeigu gerai prižiūrėsim, aišku, išgyvens. Raudona maikė yra. Kaip sakai? Gerai. Да, прошу, не пофиг материться. Kas yra? Uošvienis su žmonai skyrė. Paliko su mano, įsivežė mažą dukrytę vardu 10 mėnesių. Žiūrėk, į mus fotografuoja, paveiksluoja. Kad būtum panašus į savo senelį, trūko vieno ingrediento. Va, žiūrė į kamerą. Nuo Edvino buvo slepiama tiesa. Ir kai jis surado mamos spintoje gimimo liudijimą, sužinojo, jog turi vyresnėją seserį. Kovo 29. O, tai tavo sesers ir gimtadienis čia artėja. Gimtadienio proga sesiai dovana. Pirmą kartą matau tokį žmogų. O šitą daiktą tu pirmą kartą matai? Įspūdingos akimirkos pakeisančios žmonių gyvenimą. Nesinervuok, mes tavęs ieškom, draugas. Niekam neįdomu. Ko tu čia nervuojas? Ką nori, klaus, ką nori, žerto.
kas čia jum yra? Mes važiavome pasišnekėti. Cirks, kas nors yra? Cirkas, žiūrėk. Tu ką nori? Kasdien, po kelis kartus, čia vidury kiemo kaimynas maudosi nuogas. Tai va šitom vaizdu mes gerimės kiekvieną dieną, po 8, 9, 10 kartų, pagal nuotaiką, pagal orą. Žiūrėk, tu gali dabar nepasakot nieko daug, tiesiog atsakyti į mano klausimą, aš užduodu, tu jį atsakai, gerai? Kai tu maudaisi, apie ką tu galvoji? Kai aš maudaisi, apie ką aš galvoju, galvoju pas mane tik minčių. Ir jūsų anūkai bus staigmena ir mes į vidų pateksim. Pasitikit mumis? Laikykit. O kam aš būsiu? Čia geras klausimas. Močiutė, tik neišsigąskit dabar, mes jūs paslėpsim. Žemiau, ten 15 žemiau yra. Ne, neprat. Ateik čia. Turim pavargę labai. Labą dieną. Daug laukiat? Apsiplėkinti būni, mažinėlį, čia to, maršinėlį, aš tau... Šitas tai yra superinis. O čia kuris žmogus pradėjo. Žiūrėkit, jie, manu. Zuikis su seniu, ausis vos kruoja, jie bijo gal ausų. Nu, kas nutiko? Skaudžiu krito. Aš nebespėjau su jais. Važiuojame patikrinti fakto. Jurgos mylimasis Gediminas šiuo metu viešbučio kambaryje su kita moterimi. Ką čia darote dabar? Ar tu šūkausi dabar, kol mes dirbsime? Ar tu gali ramiai patylėti? Ar jūsų žmona irgi, kai jūs ką nors daro, eina ir moka iš paskos? Žvejojat? Undinai? Kas? Undinai?